Senelė? Labas, Juriuk. Sėsk į mašiną, paskui pakalbėsim. Ir aš bėgau, o jis mane apipėlė vandenį. Ir taip ir stovėjau tada. O kas toliau buvo? Nu, jis juokėsi ir nubėgo. Aš irgi nuėjau. Bet tai buvo gerai, reikėjo tau neapipilti. Ai, nesvarbu, senelė. Aš nenoriu, kad aš šlapas pabuvau. Bet jisai pasityčiojo iš tavęs. Ne, jam tiesiog linksma buvo. Aš, pavyzdžiui, praeitą savaitę išstūmiau Lukreciją į balą. Ką? Mergaičių negalima skriausti. Nu, bet tai, kad jie eina ir juokiasi iš manęs, sako, kad aš mažas esu. Aš jai pasakiau, kad jinai negraži, ji man spyrė, o aš ją pastūmiau. Bet vis tiek, Juriuk, negalima mergaičių mušti. Jos yra silpnesnės. Gali ją paglostyti, nusišypsoti jai. Aš niekada tai šlykštyniai nenusišypsosiu. Pasitrauk, kraštakošį. Oi, greitot. Mergaitės taip kultūringai praleidinėja. Ne, aš su jumis gražiai elgiuosi. O kaip tai Liucija buvo? Liucija? Nu, Liucija, Lukrecija, koks skirtumas? Lukrecija, o ne Liucija. Palauk, Juriuk, o kas rankas plaus? Senelė, nesąmonė čia. Kokį nesąmonį. Aš nieko nežinau. Toje mokykloje pilna visokių bacilų. Virusų visokių parneši. Tai ką, aš turėsiu sirgti? Valgyti nori? Ne. Nu visai nedaug. Ne. Nu, Juriuk, reikia. Amerikos stiliumi. Mėsą kepa, jaučiuosi ramiau. Taip. Tik neįsipjauk, demonstruodamas įgūdžius su peiliu. Juriuk, o ką tu čia darai? Tu lėkštės nesudaužai? Sudaužiau, todėl ir atėjau pagalbos prašyti. O ką tu čia darai? Saldainių ieškau. Taigi sakei, valgyti nori. Bet saldainiai tai ne maistas. Oho, maistas dar ir koks. Pažiūrėk, kokie mano dantys visi sugedę. O ką čia turi? Kažkokia nuotrauka. Kur tu jį radai? Spintai. Į tave ten panašus atrodo vienas vyras. Taip, tai aš ir mano draugas Jonas su broliu. Kur jis dabar? Nežinau. Kodėl? A mes jau daug metų nebendraujam. Kodėl? A, Juriuk, čia reikalai seni. Kas yra? Štai jogdariai rašo, kaip lengvai piktžoles galima išnaikinti žolėje. O tai kaip? Rašo, kad verdančiu vandeniu reikia apipilti viską. Lyg aš būčiau nebandęs. Reikės kokį meistrą nusamdyti, ten sode baisinį betvarkį. Jolė, tu turi langą, čia labai karšta.
Kas ten laukia? Kažkokie vaikai žaidžia. O tu nenori nueiti, susipažinti su jais, saldainių nunešti, Nu, gerai. pavaišinti visus. Bet jeigu saldainių duosi. Gerai, paimk iš tos lentynos. Ne, žemiau. Taip, šitas. Jei. Tik atsargiai būkite, neikite į gatvę. Gerai, gerai. Nu, kaip pasibuvot, susidraugaut? Aha. Kažkas atsitiko? Ne. Trenkia tau kažkas? Kai aš ateinu, duodu saldainių visiems ir vienas berniukas vis lempa. Aš jam vis sakau, kas tau negerai. Jis mane pastumia prie sienos ir sako, jeigu aš neatiduosiu jam visą maišelę, tai jis mane sumuš. Kuris tas vaikas? Su ta juoda maikutė, su kaukole? Taip, iš kur tu žinai? Taigi šitas Romanovas Lisanukas, kuris visiems gadina nuotaiką. Mušasi su visais. Tu jau ir nepergyvenk, mes tu viską sutvarkysim. Tu pasėdėk, aš šiandien persirengsiu. Aš greitai, tu palauk iš jų. Aš jam jau atleidau. Ką? Aš jam atidaviau visą maišelį. Jam greičiau tų saldainių reikėjo labiau negu man. Jori, tas berniukas tau grasino. Saldainiai tavo. Tu dalinaisi su visais draugais ir su tuo berniuku. Negalima taip elgtis. Man nesvarbu, jeigu jis geriau pasijaus turėdamas visą maišelį, tai tegul, aš jam jau atleidau. Tu manai, kad neteisingai pasielgiau? O gal mes važiuojam pas tą mano draugą? Ką manai? Važiuojam, man patinka kelionės.